Garbė Jėzui Kristui. Gerą dieną visiems. Šiandien trečioji rekolekcijų diena su Henry Nouweno knyga Here and Now, skyriumi Prayer. Pradėkime trumpą maldą. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Trečiasis šito skyriaus toks tarsi skirsnelis vadinasi iš galvos į širdį. Ką konkrečiai turime daryti, kad atgręžtume savo širdis į Dievo karalystę? Ką daryti tuomet, kai guliu lovoje dėl susirūpinimo nepajėgdamas užmigti? Kai dirbu nerimaudamas dėl daugybės dalykų, kurie gali nepavykti? Kai man nepavyksta išvaduoti minčių nuo pergyvenimo dėl mirštančio bičiulio? Atgręžti širdį į karalystę. Gerai, bet kaip tai daroma? Į šį klausimą yra tiek daug įvairių atsakymų, kiek daug yra žmonių gyvenimo būdų, asmenybių bei išorinių aplinkybių. Nėra vienintelio sprendimo, kuris atitiktų visų poreikius. Tačiau yra kai kurie atsakymai, kurie gali atverti naudingas perspektyvas. Vienas paprastas atsakymas – tai judėti iš galvos į širdį. Lėtai ir kiek įmanoma dėmesingiau kartojant maldos žodžius. Tai gali atrodyti kaip ramento siūlymas tam, kuris paprašė išgydyti sulaužytą koją. Vis dėlto tiesa yra tokia, kad malda, kuria meldžiamasi iš širdies, gydo. Jei moki Tėve mūsų, tikėjimo išpažinimą, garbė Dievui, mintinai, tai jau yra tam tikra pradžia. Gali pamėginti išmokti mintinai 23 psalmę, Viešpats mano ganytojas. Arba apaštalo Pauliaus žodžius apie meilę laiške korintiečiams, arba šventojo Pranciškaus maldą, Viešpatie padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Kai guli lovoje, vairuoji automobilį, lauki autobuso ar vedžioji šunį, gali leisti šiems žodžiams lėtai skambėti mintyse ir visa savo esybę tiesiog klausytis, kas jais sakoma. Tavo susirūpinimai nuolat atitrauks dėmesį, bet jei ištvermingai vis sugrįši prie maldos žodžių, ilgainiui pamatysi, jog susirūpinimas tave nebe taip įkyriai persekioja. Galbūt netgi atrasi maldos džiaugsmą. Ir maldai besileidžiant iš tavo galvos į tavo esybės gelmę, atpažinsi jos gydančią galią. Na, aišku, kai čia mes prabylam apie širdį ir jau praeitą kartą iš tikrųjų minėjo Nouwenas, atgręžkite savo širdis į karalystę, tai vėl, čia greičiausiai viskas kyla vis dar iš to Mato Evangelijos 6 skyriaus, kur Jėzus parodęs tą skirtumą pagonių, kurie mėgina patys pasirūpinti savo ateitimi ir tikinčiojo, kuris tą ateitį atiduoda savo viešpačiui. Jau tenai buvo, kad to dalyko siekia pagonis, o jūs siekite karalystės. Tai tas atgręžti savo širdį į karalystę yra, tokia santykio metafora, kurią jau Jėzus mini tenai Mato 6 skyriui. Ir aišku, kad širdis šituose evangeliniuose, tokiuose šventraštiniuose kontekstuose, tai nėra vien tik kažkokia biblinė metafora arba ten semitinis kalbėjimo būdas. Tai nėra vien tik tai grinai kažkokia žodinė formuluotė, kur mes širdį vartojam kaip kažkokį tai įvaizdį. Vis dėlto šitie simboliai, pavyzdžiui, kalbant apie širdį, jie yra susiję su labai giliu žmogaus ir to žmogaus santykių pažinimu, būdingu tiems seniesiems žmonėms, senosioms kultūroms. Ir bibliniai autoriai, aišku, be jokios abejonės, jie labai gerai pažino žmogaus gebėjimą protauti smegenimis. Žodžiu, kad jie supranta, čia visa išminties
tradicija paremta tuo supratingumu, gebėjimu perprasti, gebėjimu suvokti. Bet tai reiškia, kad jeigu Biblija tada akcentuoja širdies svarbą, tai darosi dar reikšmingiau. Kodėl? Tie, kurie gerai supranta protavimo reikšmę, kodėl jie taip pabrėžia ir širdies svarbą. Čia taip galima pasakyti, kad čia tokia yra apreikštoji antropologija. Galima netgi sakyti, kad jeigu tie autoriai buvo įkvėpti, tai tas jų širdies akcentavimas, jisai kyla iš apreiškimo, iš to, ką mes Dieve atpažįstame apie žmogų, ir jeigu tas žmogus padarytas pagal Dievo paveikslą, tai tada ta širdis irgi labai darosi svarbi. Ir galime trupučiuką pasižiūrėti. Aš praeitą kartą tą praleidau, kadangi buvo ten daugiau ką žiūrėti, bet šiandien galim pasižiūrėti į tą biblinę aliuziją, reiškiasi širdies atgręžimo į karalystę. Ir čia įdomu, kokį Nuvenas skaito vertimą Biblijos, nes šiaip ten žodis, Mato 6 skyriui, yra siekite karalystės, bet kai kurie angliški vertimai, jie sako set your hearts on the kingdom, reiškiasi, savo širdį atgręžk į karalystę. Tai čia galime trupučiuką pasižiūrėti tokias biblinės aliuzijas, kaip čia yra su tuo širdies atgręžimu. Yra labai įdomu, kad Biblijoje yra bent keletas veiksmų siejamų su širdim, su širdies tokiu sutvirtinimu, atgręžimu, dėjimu kur nors savo širdies. Ir aišku, kad tai yra toksai santykio apibūdinimas, nes širdis tai yra valios buveinė. Ne taip kaip šiandien širdis tai tokie jausmai maždaug yra, bet Biblijoje širdis tai yra vieta, kur kyla žmogaus troškimai, kur žmogus daro sprendimus, kur kyla jo valia. Tai čia įdomu. Pavyzdžiui, vienas toksai tarsi būdas kalbėti, tai dėti savo širdį. Ir čia 62 psalmė. Nepasitikėkite plėšikavimu, tuščiai nesikliaukite grobimu, į turtą, kai jis didėja, nedėkite savo širdies. Čia greičiausiai apie tokį prisirišimą kalba psalmė. Tada kita frazė tai yra palenkti savo širdį. 119 psalmiai, palenkiau savo širdį, vykdyti tavo įstatus visad iki pabaigos. Ir čia gali irgi būti susijęs tokia disciplina, ištikimybė ir ištvermė, tai ką Nuvenas šiandien kalba, apie tą lėtą maldos kartojimą. Mes žinom, kad Biblija labai pabrėžia tą Toros žodžių kartojimą, šnibždėjimą jį, tai čia labai tokia artima mintis. Ir galiausiai yra dar vienas toksai žodis, kuris reiškia arba nukreipti širdį, arba sutvirtinti širdį. Irgi tam tikras santykis, kuris toksai žymi tokį apsisprendimo tvirtumą. Iš 1 Samuelio knygos. Ir pasakė Samuelis visiems Izraelio namams, sakydamas, jei visa širdimi jūs grįžtate pas viešpatį, pašalinkite dievus svetimus iš savo tarpo ir astartes, ir nukreipkite širdis jūsų į viešpatį. Ir tarnaukite vien tik jam, ir išvaduos jis jūs iš rankos filistinų. Tai tas, čia nukreipkite širdis gali būti ir sutvirtinkite savo širdis į viešpatį. Reiškia, toksai tvirtai apsispręskite už jį. Tada iš Ezros knygos irgi, čia tas pats yra žodis, kadangi Ezra nukreipė širdį savo, tyrinėti viešpaties Torą, ją vykdyti ir mokyti Izraelį įstatų ir teisės. Čia ir šiaip labai tai įdomi tokia eilutė, nes čia pirmą kartą tas veiksmas daraš, reiškia klausti, ieškoti, yra sujungtas su Tora. Iš to čia midrašai kilę, kaip tokia tradicija Toros tyrinėjimo ir gilinimosi į ją. Bet čia Ezra jisai nukreipė savo širdį. Žodžiu, dėjo savo širdį šitą dalyką, sutvirtino savo širdį. Tada 57 psalmė labai garsi ir 108 irgi panašiai, tik tiek, kad 57 tai yra tokia malda persekiojimuose, o 108 yra malda pergalėje, bet šitos frazės kartojasi ir čia ir ten. Sutvirtinta širdis mano Dieve, sutvirtinta širdis mano giedosiu ir grosiu. Labai gražu, kad ir kančioj tas žodis sutvirtinta širdis
turi savo reikšmę, kad reiškia, aš nepaisant to, kad viskas prieštaroja, aš apsisprendžiau už tave, Dieve. Ir pergalė, irgi, kad reiškia, tavo pergalė sutvirtino širdį mano. Labai gražu. Dar 78 psalmė. Ir širdis jų nebuvo nukreipta į jį ir nebuvo jie ištikimi sandorai jo. Na va, čia tai jau paralelizmas, ne, kad širdies nukreipimas yra, žodžiu, ištikimybės toks kaip sinonimas. O viešpats yra apibūdinamas per sandorą. Na, tai čia reiškia, čia jau galim beveik net suprast, kad nukreipimas širdies tai rodo tokį ištikimybės, gal net tokį tvirto apsisprendimo santykį. Ir tada vėl 112 psalmė, žinios blogos jis nebijos, sutvirtinta širdis jo, pasitikinti viešpačiu. Ir čia vėl paralelizmas, sutvirtinta širdis, pasitikėjimas. Na va, tai vėl, šitas trečias skyrelis, man atrodo labai taip gražiai čia, vienas, atrodytų čia, sakau, toksai tarsi pradžiamokslis, bet šiaip, aš iš savo patirties tokį galiu pasakyti, kad kartais tas toksai įsižiūrėjimas į žodžius, įsiklausimas į žodžius, jis gaivina maldą. Ir atrodytų, jau kartais ten ir tos teologijos ir visko žinai, o staiga atsičiūchini, kad nebesimeldžiu. Kad viskas čia yra tik tai kažkaip tušti žodžių kartojimai, kuriuos jau seniai moku mintinai. Ir šitas kaip jisai pats sako, ramentas, pasiūliau ramentą sulaužyti kojai, vis dėlto jisai gaivina maldą. Tarsi vėl pradėti branginti kiekvieną atskirą žodį ir tai, ką turėt minty, pradėti murmėti. Taip kaip ir sako ten psalmėse, kad šnibždėk šitą žodį, kartokį atsigulęs, kartokį eidamas. Tai gražiai šitą viena pamoka, kad tas iš galvos į širdį čia vėl nereiškia, kad iš proto į jausmus, bet turbūt labiau į tą tokį apsisprendimo, tokį širdies žvilgsnio, reiškia savo troškimų, atverimo šitam žodžiui, labai tas gražus įvaizdis, nukreipti savo širdį į Kristaus karalystę. Užbaikime maldą. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tepalaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Su Dievu, geros dienos.